Labas, Nextory News tinklalaidės klausytojų, žiūrovė ir mes grįžtame šiandieną su dar viena įdomia tema apie technologijas, inovacijas ir šiandieną mes nersime labiau į gilį, kas liečia dirbtinį intelektą, produktus ir jų adaptaciją įmonės ir ypatingai galbūt netgi truputėlį didesnėse įmonėse. Ir šiandienos mano pašnekovas, sakyčiau, toks labai down to earth, kur viskas yra apie praktiką, implementaciją ir gal taip labiau mažiau hypo, o daugiau realybės. Mikas Stankevičius, šiuo metu jis yra produkto vadovas augančioje įmonėje Nexus AI ir aš tikiu, kad jis mums daugiau papasakos apie ją ir kokiais dabar iššūkiais susiduria. Na ir ką, nerime į pokalbį pasikalbėsime, kas šiuo metu yra tikra, kas liečia dirbtinį intelektą. Mikai, sveikas atvykęs. Labas. Kaip minėjai, kad tavo pastaruoju metu darbo dienos labai intensyvios, greitas tempas, tu jau kurį laiką darbuojasi Nexus AI, turbūt vienas karščiausių startuolių įmonių Lietuvoje šiuo metu, tai gal gali truputėlį mus atvesti į kelią ir papasakoti, kas tavo laiką tenais valgo ir kokias problemas sprendi. Jo, tai be abejo, statom vieną karštesnių startupų dabar Lietuvoje. Laiką valgo ir visas greitis, iš kur atsiranda, tai visų pirma ir industrija, kurioje mes operuojam. Pati industrija labai greit bėga ir mes bandom bėgti dar greičiau negu pati industrija, tai nėra baisiai lengva. Tai bėgam visų greičių į priekį, labai sparčiai augam ir jo, bandom būti relevant visam šitam katile. Nuo to momento, kai prisijungi, kiek pivotų teko patirti, kas liečia produktą, ar visgi pagrindas išlieka tas pats ir labiau kaip jūs pritaikote dirbtinį intelektą sprendimus produkto atveju? Pagrindas iš esmės lieka tas pats, ten kažkokių pivotų milžiniškų, kardinalių, kaip ir nebuvo. Tikslas būti naudingiams visų pirma ir taupyti klientų laiką ir padėti jiem padaryti daugiau dalykų, kurių jie galbūt negalėjo. Tai tie fundamentai lieka, jie lygiai tokie patys. Aišku, dažnai keičiasi prieimo kampai, kaip mes tai darome, tai galbūt tokie mažesni pivotai truputėlį, bet kardinalių kaip ir nebuvo. Turim tą savo žvaigždutę šiaurinę ir einam paskui. O kalbant apie tą šiaurinę žvaigždutę ir auditoriją, kuri šiandienos mumis klausosi arba žiūri mūsų YouTube kanale, tai koks būtų tasai trumpas pitchas, one-lineris, ką Nexus daro? Jo, tai Nexus iš tiesų atrakina visas dirbtinio intelekto naudingasias pusės, visas galimybės knowledge workeriams, ne tik programuotojams, prieš tai turėjome labiau programuotojus orientuotą sprendimą, dabar iš esmės visiems, kas dirba su žiniomis susijusi darbą. Tai esame tokia viena stotelė su visais sprendimais, modeliais, projektais, agentais, integracijom ir visu kuo, kas būtų reikalinga darbui. Tai kaip aš pats sakau, mes norim, kad žmogus atėjęs į darbą atsidarytų e-mailą, Slacką ir Nexus. Jis atsidarys bet kokiu atveju kažkokį AI toolsą, tai turėtų būti Nexus. Žodžiu, naujasis moderni Jira. Tikimės, taip. Taip pavadinčiau, arba darbo platformą, ar ne? O dar prieš neriant giliau į tą visą dirbtinį intelektą, kas yra hypas, kas yra realu, na vis tiek viskas prasideda su technologija nuo mūsų pačių įsitraukimo ir naudojimo. Ir kiek mes pritaikome savo kasdieninėme darbe, pats paminėjai, kad jūs sprendžiate vadinamųjų knowledge workers, darbuotojų laiką, efektyvumą, tai kokiame dienos etape tas dirbtinis intelektas ateina į tavo dienos pradžią? Tai visada jau keliaujant į darbą, mėgstu keliauti viešuoju, tai jau ten mes jau pradedam dirbti. Bendraujate. Jau pradedam dirbti, taip. Ir iš esmės iki ėjimo miegoti ir visą tą laiką darbe. Tai jo, vakare ypač tokiam susipažinimui, researchui ir panašiai, nes tada Amerika atsikelia ir pradeda skelbti naujus modelius atėjusius. Tai pas mus būna tokių pikų darbe, kad ganėtinai po darbo yra ką veikti, nes išeina nauji modeliai. Pavyzdžiui, vakar
GPT 5.2. Ir ką gerą išmokai? Nieko daug neišmokau. Išmokom su kolegom, kaip mums jį pasijungti pas save, tai iš ryto jau turėjom. Čia tikrai šviesnačio greitis pas jūs organizacijoje. Ir tada patį tą dirbtinį intelektą tu naudoji kaip savo, labiau kaip companion ar tyriamąją platformą, kaip tu tai integruoji gal labiau iš praktinės pusės, nes vienas yra, kad taip jisai mūsų lydi, visos integracijos yra kompiuteriuose, telefonuose, mes kartais dažnai tik tai pasigendame to practical implications, tai tavo atveju kaip tai atrodo? Jo, tai be abejo, kaip kompanionas pagrindė, mes visi esam gazdinami, kad čia bus ne kompanionas, o tai bus tavo konkurentas. Aha. Tai, nepasakyčiau, kad mes jau esam toj fazėj grinai, bet kaip labai neblogas kompanionas, nuo ko gali pradėti krūvą įvairiausių darbų, bet kokį darbą pradedant labai gerai pradėti nuo konsultacijos, gauti pirmą gerą postūmį, o tada jau vairuoti. Ar patį modelį per tą kelionę, ar tada išsinešti jau kažką pačiam. Tai jo, iš esmės naudoju praktiškai visuose darbo žingsniuose pasitikrinti idėjas, pasitikrinti su įvairiom personom, sintetinių personų kūrimas, kas anksčiau būdavo, reikia rasti 15 žmonių, su kuriais pakalbėsim. Arba lieka tik tai išsigūglinti. Tai dabar iš esmės gali savo prielaidas tikrinti ganėtinai greitai, produktinės prielaidas, su kurių skirtingų personų, duodi intervus, pasitikrini, kas ten ką galvoja ir panašiai. Tai, ir po to galų gale ten su dirbtinio intelekto pagalba susirašai istorijos, tiketus ir eini su devais darbuotis. O dar einant truputėlį detalės, ar ne per seniausiai su kažkuo kalbėjau apie tai, kaip mes esame linkę, kiekvieną, pavyzdžiui, vakare išėjo atnaujinimas, tarkim, ChatGPT ar ne, ir mes, tarkim, prieš tai naudojame Gemini ir vėl šokam į ChatGPT, ar ne, tada vėl kažką išleido Gemini, vėl šokinėjom. Kaip ar tu labiau išlieki stabiliai su viena sistema, ar irgi šokinėjai? Aš šokinėjau, nes man reikia pašokinėti, kad suprasčiau, kaip kas veikia, bet šiaip natūraliai atsiranda preferencijos. Ir labai dažnai žmonės irgi klausia, ten aš ir mokymų nemažai darau ir panašiai ir savo, tai kuris modelis dabar geriausias? Tai žiauriai sudėtinga atsakyti tai, nes modeliai tapo tiek geri, kad jie visi, didelė dalis jų yra labai, labai, labai gerų. Ir belieka tada subjektyvus aspektai, subjektyvus tokie skonio galbūt dalykai. Pavyzdžiui, Google modeliai benchmarkuose jie pirmauja. Ten Gemini 2.5 savo laiku buvo smarkiai priekį, Gemini 3 smarkiai priekį. Bet jie yra labai verbaus, jie labai daug žodžių sako. Tai kol man sugeneruoja tą atsakymą, aš jau pavargstu skaityti apie vidurį daugmaž. Tai labai malonu, kad jie tiek duoda, bet man tiek nereikia. Ir tada atsiranda be abejo tas suvokimas, kai tu peržiūri daug modelių, ką per Nexus mes ten turime ir funkcionalumus, specifinius modelių palyginimą ir panašiai, gali iš karto duoti vieną tą patį promptą, iki 12 modelių, jie visi tau ten rašo ir gali tikrintis. Tai čia jau atsiranda subjektyvūs dalykai, čia atsiranda skonio dalykai ir taip toliau. Mes patys, kai testuojam įvairias ten tuos vadinamus agentic loopus, agentinės sistemas, kurios eina per daug žingsnių ir taip toliau, kol tą atsakymą generuoja, naudojasi įvairiais įrankiais, traukia įvairią informaciją. Tai nebūtinai pats geriausias modelis pagal benchmarkus yra tas, nes skiriasi jų galimybės naudoti įvairius įrankius, suvokimas ir taip toliau. Tai modelis išsibandyti naujus yra sveika ir gerai, bet nebūtinai juos ten iš karto iššokti. Nes plus dar yra tas dalykas, viskas vyksta bangom ir mes turim tokį mėnesį, kada visi skelbia savo modelius, tada turim mėnesį ar 2 ramesnius ir tada vėl visi skelbia savo modelius. Ir toks įspūdis, visi laukia, tai kas bus pirmas.
tada paskelbia koks Anthropicas, tada keliaujam į Google, tada keliaujam į OpenAI, nu ir gal dar iš paskos koks XAI. Su Elonu Musku priekyje, ką nors paanaunsina, nu ir po to ratas sukasi. Tai čia spėt su visu tuo yra ten praktiškai neįmanoma, dar plus turim krūvą open source'inių modelių, ten kokie Quentai iš viskas 2 savaitės sąžiningai leidžia naujus modelius. Tai dar tai išsibandyti, bet reikia žinot, kas gerai tinka ir veikia. Kas tinka, kas veikia tą naudoti ir ten fokusuotis, ar ne? Tu esi minėjęs kažkur, kad gyvename dirbtinai sukurtame tam skubos cikle ir turbūt ką ir paminėjai, ne, kad vis tokiais kaip ir hypais esame, kad čia paleidžia atnaujinimus, tada vėl ramu, vėl paleidžia ir čia kas pirmas. Kaip manai, kas yra dabar didžiausias nesusipratimas visuomenėje darbo kontekste, kas liečia dirbtinį intelektą? Nu, apie tuos nesusipratimus, dažnai tenka susidurt, kad yra tikimasi, jog galės visgi dirbtinis intelektas atlikti darbus, kurių šiaip jis, kaip ir neturėtų galėti atlikti, nes tai visgi yra didysis kalbos modelis, large language model. Tai yra tikimasi, jog jis ten skaičiuos, galės tikrinti įvairius dalykus, ten tos pačius laukelius. Ir yra tekę iš tiesų matyti, kur duodi teksto kiekį modelių ir sakai, tai kiek čia ženklų yra. Ir jisai skaičiuoja, tada sakai, bet ar tu tikras? Ir jis tada toliau skaičiuoja ir gaunasi kitaip. Ir tada sakai, bet tai palauk, yra kitaip. Ir sako, ne, tu esi visiškai teisus, buvo taip, kaip buvo prieš tai. Yra esmė, kad jo, tai yra visgi kalbos modeliai, jie generuoja sekantį, ateinantį žodį ir taip toliau. Ir galėdami naudotis įrankiais, jie sugeba ganėtinai gerai atlikti skaičiavimus ir taip toliau. Vis tiek tai yra kalbos modeliai. Tai, man atrodo, yra tokie 2 poliai, yra tikimasi nesudėtingų, netinkamų dalykų, ką modeliai mokės daryti, ir jie to nemoka, ir žmonės nusivilia, bet yra labai sudėtingi ir kieti dalykai, kurie yra, kalba, tekstiniai pavydalai ir panašiai, ko žmonės, tai greičiausiai tas modelis nemokės šitų dalykų ir to net neklausint. Pavyzdžiui, struktūros įvairios tekstų, tas pats, kodėl programavimas labai smarkiai gauna, sakykime, per kojas, tai nes tai yra tekstas, tai yra gebėjimas parinkti sekančius tinkamus dalykus. Tai užtat, dabar programavimas, software'as tapo pigus. Šitie įrankiai puikiai įrašo. Taip. Bet mes tim prieš ateinant į tinklalaidę, ar ne, tu minėjai apie savo modelį pristatinėjimą, FOMO ir kad skirtingos stadijos yra, ne, įmonių, kurioje jie kaip ir gali būti kategorizuojami. Ir nežinau, gal galim truputėlį apriepti tą modelį ir gal pradėti nuo to pagrindinio FOMO. Man dabar toks jausmas, kad tiesiog jeigu atvyksi, tarkim, į startuolių konferenciją arba technologijų, jeigu tas startuolis įmonė neturi nieko su dirbtiniu intelektu. Taip, tai tie iš 80-ųjų. Tai vadinasi viskas, jie tiesiog jie jau gali būti nurašyti. Tai kaip tu manai, ar čia yra FOMO, ar tikrai mums visiems reikia tiek tų integracijų, ar visgi mums reikia įsijungti ir kažkokį kritinį mąstymą ir apsižiūrėti, kokią mes žaidimų aikštelėje esame. Jo, tai ką tu minėjai, aš ten esu ir pasakojęs pranešimą apie tą FOMO, fear of missing out, fear of messing up ir taip toliau struktūrą. Tai FOMO, tai mes esam visi FOMO dalyje dabar. Tai iš dalies tai yra dirbtinai sukurta. Visą tai, nes pačios antraštės, kurias mes matom, to darbų nebeliks. Visas medija naratyvas ir panašiai, tai aišku, neskaitant dar YouTube'o su tom visom šaukiančiam galvom, ten visi, what, raudonas fontas būtinai. Raudonas fontas, ten tokie tarp apokalipsės ir nežinau, ir rojaus, ten balansuojantis dalykai. Tai, natūraliai, tai žmonėm, ir kai tu nelabai net supranti tas technologijas, nes šiaip ten black boxas yra, kažkas vyksta, tu duodi inputą, gauni outputą ir ten turi ganėtinai ribotą kiekį, ką tu gali kontroliuoti. Tai žmonėse kelia tą tokį visų pirma, kas dabar mums bus.
Bet be abejo ir yra tas FOMO iš tos pusės, kad, na, ten nesuskaičiuojami kiekiai pinigų važiuoja visą tai ir panašu, kad, nu, truputėlį turim tą muzikinių kėdžių situaciją, kur muzika baigsis kažkurio metu ir kažkas liks be kėdės. Tai jo, tai ir ką tu minėjai apie startuolius, jeigu tu kažko nedarai, ten su AI, tai tau čia jau baigta. Nežinau, startupai ir visa kita vis pirma problemas turi spręsti ir yra tiek daug startuolių dabar, kurie generuoja paprasčiausią tą AI slop vadinamą. Tiesiog niekam nereikalingą AI contentą. Video ten ir taip toliau. Ir jo, gauna daugybę pinigų, bet man atrodo, mes toj vadinamoje enshitification fazėje jau esam, kur mums žadėjo Artificial General Intelligence, o mes gaunam Artificial Adult Stories ir toks kažkaip ne visai tą pusę mes greičiausiai važiuojam. Tai dabar tokioj, man atrodo, esam fazėje, tai, nu, ten kažką apsivalymo reikės. Kaip mes iš to galėtumėm išlipti arba ką galbūt šiuo atveju investuotojai galėtų kitaip daryti, ar į ką atkreipti dėmesį prieš išrašydami sekantį bilietą? O, aš neįsivaizduoju, bet lygiai taip pat kaip žmonės tikisi, kas įvyks, kai mes visi išnyksim, tai iš esmės nieko, nes Žemė puikiausiai gyvens be žmonių, tai kažkas panašaus įvyks ir su visu šituo. Čia labai paprastas toks, ar tikrai kažkam to reikia ir ar tai sprendžia problemą, nes žiauriai daug dalykų iš esmės daro visiškai tą patį ir neturint super didelio pagrindo po kojom, tiesiog neaišku, kodėl tokio didelio kiekio tų startupų reikia. Aišku, jeigu turi stiprų pagrindą po kojom, tai tu gali laimėti, nes tu turi ištvermės. Bet jo, tai aš manau, fundamentai nesikeičia. Turi būti produktas ir problemos sprendimas aiškus ir jisai dar labai gerai, kai turi šiokį tokį įrodymą, jog jis iš tiesų sprendžia problemą ir kažką domina. Ir tada tai reiškia, tai neblogas startupas. Ką jis po apačio naudoja, kas ten sukasi, AI-jus, ne AI-jus. Aš manau, yra antrinis truputėlį klausimas. Jeigu jis sugeba greitai judėti ir be AI-jus, reiškia, su AI-jum greičiausiai jis galės dar greičiau judėti. Tai viskas gerai. Net ir be AI-jus kompanijos, reiškia, liuks. O dabar, žiūrėk, su kokiais klientais dažniausiai šiuo metu susiduri? Didesnėmis įmonėmis, enterprise labiau? Tai pas mus varijuoja. Iš esmės mes dabar kuo toliau, to labiau atsiverinėjom visiems iš esmės. Tai tikslas yra tapti visiškai laisvai you go, click and use tokio tipo sprendimų. Pagrindas dabar visgi į ką dar fokusuojamės ir gana smarkiai, tai yra didesnės įmonės, dideli vartotojų kiekiai, nes, na, sprendimas, kurį kūrėm, yra toks kaip ir darbalaukis, workspace'as, kur gali naudotis viskuo, įvairių chatai. Iš esmės mintis yra uždengti krūvas įvairiausių kitų sprendimų naudojimą, kur reikia išsipirkti specifinės subscriptionus, specifinės sąskaitas ir taip toliau, sutraukti viską po vienu stogu. Tai labai neblogai veikia didelėms įmonėms, kai turi didelį žmonių kiekį, visiems reikia skirtingų licenzijų, bet čia gali pasimti vieną licenciją ir tiesiog naudotis vienu pakankamai neblogų sprendimu. Tai jo, dirbam su didelėm, bet ir mažų turim. Kokie integraciniai iššūkiai užklumpa, kai tai tenka padaryti su didesnėm įmonėm? Nes taigi vis tiek turime reguliacijas, tai žmonių kiekis ir visų skirtingi vartojimų įpročiai, naudojimų programų, ar ne? Jo, tai reguliaciniai tie, mes smarkiai orientuojamės į tai, mes turim galimybę paleisti viską tik Europoje, tik Europos Sąjungoje, niekas neišvažiuoja į Ameriką, sakykime, viskas lieka GDPR zonoje ir taip toliau, tai šitie dalykai egzistuoja, turim ten specifinį EU klasterį. Kas mane nustebino iš tiesų, tai,
ten visi skaitom ir skaitėm, kad vienas didžiausių ten būtinybių ir sėkmės faktorių yra, jeigu pas įmonę sutvarkyti duomenis. Ir viena pagrindinių problemų, jeigu duomenys yra netvarkingi, na ir iš to jaus tu nieko ten negausi, nes, na, pagal ten tą frazę, kas įeina, tas išeina, tai jo, ten gali būti, kad ir nieko gero negausi, jeigu nieks gero neįeina. Tai, bet va, dirbant su didelėm įmonėm, tai teko iš tiesų pačiam pamatyti praktikoje, nu, kiek smarkiai reiškia duomenų kokybė. Kokie tie duomenys turi būti, tai iš esmės dirbam gana smarkiai ir su pačiom įmonėm, kurios onboardinam, pradedam jom naudotis Nexusu, tai duomenys visgi dar yra žmonėms, dokumentai pagrindai yra žmonėms. Ir jeigu atkeliauja įmonė su dokumentais, net ir neblogai struktūruotais, bet jie yra pritaikyti žmonėms, labai jaučiasi šiokios tokios problemėlės, kur keletas, pavyzdžiui, jų yra. Mes kaip žmonės žiūrime į dalykus vizualiai. Sakykime, turime lentelę, matricėlę. Kas ką gali daryti, sakykime, fiziniai asmenys ir sudėti pliusiukai, juridiniai asmenys ir sudėti pliusiukai. Kaip žmogui, man yra puiku, aš atsidarau ir aš, per sekundės dalį aš matau. LLM-ui nieko tai nesako. Nes jisai gauna struktūrėlę kažkokią duomenų ir tada būna, nežinau, jis neišneša jokio konteksto. Pavyzdžiui, kai kūrėme tas Retrieval Augmented Generation sistemas, tą regą vadinamą, turim vidinę AI komandą, tai čia irgi yra vienas pagrindinių dalykų, ką mes bandome tvarkyti ir ką tobulinti, nes iš esmės iš tokių žmogiškųjų failų gauni gerokai mažesnę kokybę. Arba, pavyzdžiui, žmogiškiai failai mėgsta referuoti į kitus failus. Mums labai suprantama skaityti daugiau čia. Aš spaudžiu, atsidarau kitą failą, perskaitau. Didžiajam kalbos modeliai, koks jis bebūtų, tai yra sudėtingoka misija tą padaryti. Turim dabar sprendimų, kai iš dalies tai jau mums suveikia, jau galim ir šokinėti iš vieno referenso į kitą, bet šiaip nelengva. Tai va, tai tokie aspektai, su kuo susidūrėm, visgi ten atrodo labai banaliai ir paprastai jums reikia gražiai sutvarkytų duomenų. Bet tai yra žiauriai svarbu. Geras. Tikrai nebūčiau net pagalvojusi, kad va tokios mažas detalės. Kai didelė įmonė, tai tu pasieteini ir tu gauni tūkstančius failų ir tada, oho, nu jūs šiek tiek užgyvenę istorijas esat. Ir jo, ir tada, jeigu dar dalis jų tokie truputėlį ne iki galo gerai sudėlioti, ir ta kokybė po truputėlį vis mažėja. Taip. O dabar, beklausant tavęs apie tas detalės ir visą kitą, kaip tik tavim palėtume praeitą savaitę tematiką prompt engineering, ar ne? Kai atėjo visas tas hypas dirbtinio intelekto, labai daug atsirado ir reklamos ir informacijos, kad štai tavo AI worksheet, tai tavo prompt engineering course ir be jo tu, žodžiu, negalėsi gerai naudotis, o tada tu atskleidi va tokius dalykus, kad realiai tai pala, tai tie modeliai patys tau pasako, ką jų paklausti, ar ne? Taip. Tai kas vyksta, kodėl mes turime tokį hype apie tą prompt engineering? Šiaip prompt engineeringas pats iš savęs yra visiškai, fundamentaliai teisingas dalykas. Taip. Ir be abejo, kuo tu geriau užpromptinsi modelį, tuo geresnį atsakymą tu gausi. Tiesiog, kas yra ne iki galo teisinga, mano nuomonė, yra tai pristatyti kaip kažkokį mokslą, profesiją ir kažkokias žinias, kurios slypi labai toli nuo tavęs kaip žmogaus, nes, gali gauti labai neblogą efektą tiesiog pasakydamas LLM-ui, modeliui bet kuriam, parašyk man gerą prompto struktūrą. Ir tau išspjaus prompto struktūrą. Duodi vieną sakinį, man ten reikia padaryti X, mano tikslas Y. Parašyk šitam dalykui gerą, rimtą prompto struktūrą. Gausit milžinišką promptą, su rolė, ką daryti, ko nedaryti, tonas ir taip toliau. Iš esmės čia vienas pagrindinių dalykų, viena pagrindinių naudų, ką aš su AI darau, tai yra nukirst kampą.
nes aš tą gaunu per 30 sekundžių, man tą parašyti truktų, iki 15 minučių, gal susitikrinti su specifiniais ten saitais, gal ten, kaip tie promptai turėtų atrodyti ir taip toliau. Aš čia galiu nukirst kampą, truputėlį persidaryti pagal save ir tiesiai keliauti į LLM, gauti atsakymą, kurio aš norėjau. Tai jo, čia yra toks dalykas, kad visų pirma, kirst kampus su AI-us pagalba ir tas pats prompt engineeringas, jis iš tiesų pas visus yra labai labai prieinamas. Tai tiesiog klauskit ir jums atsakys ir būsit neblogas prompt inžinierius. Patikrinta, pritariu. Patikrinta, visiškai čia tiesiog. Ne, čia labai geras hackas šiaip yra. Taip. Ir toksai tada gali žymiai daugiau laiko praleisti tą informaciją analizuodamas ir darydamas toliau, ką tau reikia. Jo, ir čia tokia universali tiesa, bet kokiu atveju, kai tu atsidari tokiam paralyžiui, nežinau, tau reikia pasiruošti interviu, kažkokį tai skriptuką, kažkokias tai idėjas ir nuo ko pradėt. Tai tiesiog pradėk nuo LLM. Didžioji dalis dalykų, ką jis parašys, gali būti, kad bus neteisinga, gal ten bus nesąmonė, bet tu gauni baseline, nuo kurio gali toliau judėti. Jis tiesiog tave pastumia iš tuščio popieriaus lapo, iš šiek tiek užpildė tą popieriaus lapą ir važiuoja toliau. Su promptais lygiai tas pats. Taip. O kiek dar susidurėte su įmonėmis, organizacijomis, kurios vis dar sudėtingai adaptuoja dirbtinį intelektą ir, tarkim, darbuotojai naudojasi juo už pastalą, ar ne, nelegaliai, nes, tarkim, koks nors banko struktūra griežtai neleidžia turėti tų kalbos modelių darbo struktūrai. Jo, tai čia yra tas visas Shadow AI, visa ta tematika, Shadow AI. Tai čia šiaip įdomus klausimas labai, nes kaip pas tavai irgi yra toks dviejopas klausimas. Kiek susidarėte su kompanijų, kurios ten atsisako pripažinti, jog tai jau yra, kasdienybė. Tai yra viena. Kitas klausimas, kiek susidarėm su žmonių, kurie atsisako pripažinti. Ir tai yra visai kiti skaičiai. Ir tai labai varijuoja. Tai jo, tas Shadow AI yra labai, kaip sakyt, paplitęs rimtas dalykas, ten jei neklystų kažkokiais masteliais pamatuota gal lyg ir 3/4 3/4 darbuotojų, kurie turi prieigą į AI, tai reiškia, kompanijos lygių, reiškia, jie, turi ten kažkokią licenciją ar panašiai, tai reiškia, jie nėra visiškai žali, jau įmonė, sakykime, AI adopted. 3/4 vis tiek dar biški kažką ten po stalu pasipromptina. Ką truputėlį. Tai ir čia irgi įdomus tas aspektas, nes mes kaip Nexus mes dalinai į tai žiūrėjom kaip bėdą iš Shadow AI, kaip sprendžiam ir taip toliau. Nemaža dalis kompanijų tai mato kaip bėdą. Elementariai paprastas scenarius. Sako, mes esam nusipirkę 5 licenzijas ChatGPT, tiem žmonėm, kur tikrai jau jiem reikėjo, prašė. Ir tada pabandėm pasidaryti tinklo analizę, pažiūrėti, kaip trafikas vaikšto. Tai sako, mes manom, 200 žmonių iš tiesų ChatGPT kreipėsi. Kažkas ne taip. Ir jie varo ten ant savo asmeninio accounto, ant nemokamų, kur ten viskas keliauja į training data, į training setus. Tai tas Shadow AI iš tokios pusės, kai kompanija su žmonėmis nesikalba ir neturi socialinio kontrakto tarpusavyje, jis yra pavojingas dalykas. Nes jeigu tu naudosi absoliučiai ten nemokamus planus ir taip toliau, tai jeigu yra kažkas nemokama, tai prekėsi tu pats ir tai, kad tu sušeri tam įrankiai. Tai čia yra rizika. Bet iš kitos pusės, iš produkto perspektyvos, Shadow AI yra nuostabu, nes tai yra įrodymas, jog kažkas turi product market fitą. Tau neleidžia naudoti, bet tu vis tiek naudoji. Tave galbūt baudžia, bet tu vis tiek naudoji. Tokie knygnešystė truputėlį yra, tu ten negalima, bet ten ant tiek gerai, kad tau reikia. Ir čia iš produkto perspektyvos ypač tai yra labai geras inputas ir į jį reikia žiūrėti. Reiškia, tie dalykai padeda žmogui, tie dalykai įsprendžia specifinės savo darbo problemas tais įrankiais,
Telieka išsiaiškinti tai, kas tai yra, ką jisai sprendžia ir ko jis negali padaryti dabar. Ir turėdamas tą informaciją, tu gali sudaryti vaizdelį ir ganėtinai gerą paveikslą, tai o ko trūksta, ko mes neturim, ko galbūt užpirkti įrankiai neturi, bet vartotojai tai jau naudoja ir tai priima kaip duotybę, ir viskas, ir belieka tą tarpą uždarinėti. Tai šitą Nexus mes naudojam, ieškom tų tarpų. Jo, ir turim tokį dvejopą biškį požiūrį, nes turim sprendimų, kaip ir su to Shadow AI tvarkytis ir iš dalies, kaip jį truputėlį tą riziką apriboti, kad neiškeliautų ir privati informacija, konfidenciali informacija į viešai prieinamus modelius. O iš kitos pusės mes mokomės iš pačių vartotojų ir tiesiog iš savęs, nes apsiklausom savo kolegas, kas ką naudoja. Ir atrodyt, tai mes čia visi privalom naudoti savo įrankį, nes čia būtina, nes naudojam. Bet bandom įsivertinti tuos trūkstamas dalis, ko tau reikėtų, ko mes dar neturim, jog tu ten cancelintum savo subscriptioną, ChatGPT. Ir viskas. Bet dabar, kaip minėjai, kad, tarkim, jūsų sprendimas, ar ne, Europos vartotojus apsaugo nuo, tarkim, informacijos nulykinimo, kas būtų visai kitas atvejis Amerikoje. Ar nuo ko tai priklauso, ar kaip tai veikia? Nes... Jo, tai yra keletas aspektų. Taip, sakykime, vienas yra tasai geografinis aspektas, kad mes kreipiamės tik tai į Europoje hostinamus modelius, tai ten, tas pats OpenAI turi savo europinius endpoints, į kuriuos tu siunti užklausą. Tai reiškia, tai keliauja kažkur greičiausiai į Frankfurtą, gauni atsakymą ir tie duomenys lieka Europos viduje. Kam Europa turi kitokią teisinę bazę truputėlį negu Amerika, kur mūsų nuomonė yra labiau laukiniai vakarai, dėl to ten Amerika džiaugiasi, kad Europa tik kamštelį moka padaryti, jie išinovuoja tiek daug, bet jie turi savų ten rizikų, nes jie tada ten be skrupulų irgi gali traininti ir taip toliau. Lygiai taip pat kalbant, tas pats ten DeepSeekas. Taigi nesiūsi tu į Kiniją savo promptų greičiausiai, todėl mes turim Europoje veikiančius tiekėjus, Europoje veikiančius partnerius, kurie pas save branina DeepSeeką, atiduoda apsaugotus endpointus ir taip toliau. Tai turim geografinį aspektą, turim tada kitą aspektą, turim pas save vadinamosius guardrails, tai vartotojai gali nusirodyti, kokių duomenų jie nenori išsiųsti į LLM, tai pavyzdžiui, nežinote, į copy-pastina e-mailą ir ten yra vardai ir telefonai. Tai mes išvalom ir vardus ir telefonus užkeičiam ir iš esmės prieš iškeliaujant užklausai, ten viskas yra išvalyta, privačios informacijos nebelieka, ir tiesiog ten būna anonimizuota, tokie maži labelai, ta informacija gali tada jau išvalyta, gali keliauti, kur ten tik tai nori, grįžta ir tiek. Tai va, turim tą guardrailsų visą pusę, ir turim tada dar dalį modelių, kurios patys hostinam pas save, patys runinam, tai ten tiesiog mūsų infrastruktūra, mes kaip juokaujam, klausia žmonės mūsų, o čia jūs treinatės ant šitų domenų ar ne, ir mūsų atsakymas būna, nesitreinanam, nes nemokam treinintis. Tai yra nuoširdus atsakymas, nes tai tiesiog nėra mūsų business modelius ten fine-tunint, apmokyti ar dar kažką su jais daryti, mes tiesiog turim tos modelius. Tai ir turim keletą šitų sluoksnių, per kuriuos mes apsisaugom. Tai pavyzdžiui, ten pačiai konfidencialiausiai informacijai, mūsų hostinamas modelis, guardrailsai ir taip toliau. Ten aišku viskas Europai tada ir pakankamai saugu. O kokios pagrindinės baimės būna verslų, kai jie pradeda integruoti? Tai kad visi sukels visus dokumentus ir visi apie mus viską žinos. Ir tada aš paklausiu ChatGPT ir jis atsakys iš tų tavo dokumentų. Ir tai yra, tai yra suprantama baimė. Nes technologiškai apsaugot nuo to neįmanoma. Ant garbės žodžio visi laikomės. Tai yra, kontraktiniai dalykai. Bet tai čia lygiai tas pats, kaip ten į Amazon, AWS, į cloudą sukeli savo duomenis, tai negi ten Google'as ar AWS'as nesėdi ir neskaito. Greičiausiai nesėdi ir neskaito.
Nes mes Gal turim tu juos socialinį skanuoji? kontraktą tarpusavyje, Taip. nesėdi ir neskaitai tų dalykų. Tai su pačiu AI yra panašu. Jo, tai yra bijoma tų duomenų nutekinimo, bijoma haliucinacijų, kad o kas, jeigu aš paklausiu ir ten kažkokie atsakymą duos ir tada, ten, sakykime, mano client supporto žmogus ten jį atiduos klientui ir tada mes būsim įpareigoti ten, žinai, daryti kažką. Ir yra tokių atvejų ten buvę šiaip pasaulyje, kad ten, nežinau, atsako visišką nesąmonę. Taip. Ten chatbotai ir tada tu sakai, tai kur mano kompensacija ar dar kas nors ir sako, tai čia niekada tai nepriklausė tau. Tu ten turi atsakymą iš chatbotą. Tai yra sprendžiama tuo vadinamu groundingu, įžeminimu. Tai kuo tu daugiau duodi modeliui išorinio konteksto, tuo geriau jisai atsakinėja, nes jisai turi šaltinius, kuriais gali remtis. Vidinę dokumentaciją, web search ir taip toliau ir panašiai. Tai mes smarkiai prie to dirbam, uždengiam tų haliucinacijų irgi problemas. Nu ir tas irgi ten ta žmogiškoji tada jau problema, na tai nieks nieko nebedirbs, viską tik su AI generuos ir čia ir baigsis visa mūsų būtis. Taip. Tai čia toks gal egzistencialesnis labiau, bet nu jo, egzistuoja jis. Ok, geras. O man dar įdomu truputėlį gal paliesti tavo kaip produktisto rolę. Ar ne, prieš 10 metų tu visai prie kitokių produktų vystymų buvai prisidėjęs, technologijos buvo kitos, principas kaip ir vis tiek enterprise. Tai kaip matai tą visą pokytį dabar 10-mečio? Kas pasikeitė, kaip pasikeitė greitis vystymo, ką tik paminėjai, ar ne, vakar išėjo naujas atnaujinimas modelių, jau šiandieną jūs jau reintegravote, paleidote, atnaujinote savo platformoje. Tai ką tu kaip produkto žmogus matai iš gerosios galbūt ir iš sudėtingesnės pusės? Nu, tai kad mes tą modelį įsidėjom, tai čia jau mūsų darbas toks. Taip, jau reikia įsidėti. Bet tai yra labai greita reakcija, ar ne? Jo, Tai galbūt anksčiau, jeigu būtų klientai. Tai mūsų ten dabar iš esmės šiaip visų mūsų tie reakcijos laikai yra labai sutrumpėję. Nu, nes mes galim daryti veiksmus žymiai greičiau. Tai man užtenka, mane 10 metų, gal nereikia žiūrėti, aš ten, nežinau, ar prieš 6 ar 7 dirbau projektinėje organizacijoje, darėm finansinį softą, puikia komanda, labai smagu, viskas gerai. Ir tada kodas buvo auksas. Na, iš esmės, ir Lietuvos IT pasaulis pasistatė iš esmės ant to, kad kodas yra auksas. Žmonės čia yra šiek tiek pigesni negu kažkur kitur. Tai tu pardavinėjai auksą, bet sumoki žmonėm sidabrą. Nu ir tą vidurį pasilieki ir iš to tu statai visą ekonomiką. Mano magistrinis darbas net apie tai buvo, kaip mums nepakliūti į tuos middle income trap vadinamus, nes mes vystomės kaip Lietuva, mes ten greitėjame ir tampame vis brangesni. Ir kažkurio metu mes nebegalėsim būti konkurencingi vien tiesiog rašydami kodą pagal kažkieno specifikacijas ir panašiai. Mums reiks produktus kurti. Mes turėsim tą produktinę šalis. Kas anksčiau buvo sunkiai nutokiama. Ir kad taip gali būti, nes mes buvom kodo rašytojai. Taip. Aš pats tai, nesu developeris ir aš tik AI atsiradus ir visam tam vibe codingui aš iš tiesų išmokau normaliai padeployint kažką ten į GitHubą, susidėti kodą, parsipulint kodą ir iki kol nebuvo visų AI-us dalykų, aš iš tiesų nenutokiau, kaip tai veikia, aš turėjau supratimą daugmaž kaip tai veikia, ir aš tiesiog to nedarydavau. Ir kas įvyko, kodas tapo pigus. Parašyti tiesiog kodą nebėra brangu. Ir, čia yra tokia, ten ir Amerikoje matoma tokia krizelė, kad juniorai ir žemesnio lygio developeriai, jiems darbų kardinaliai sumažėjo, visiems reikia seniorų ir midų. Tai čia greičiausiai bus biški bėda su ta piramida vadinama, nes komanda turi turėti viršūnėje ten kažkiek seniorų, stiprų midų sluoksnį, bet turėti ir juniorų, kurios augina.
Ir jeigu mes to neturėsim, tai šiaip labai įdomu, kaip atrodys visuomenė mūsų, kai, nu, jauni žmonės tiesiog neras kvalifikuoto darbo, tai čia kas didės atskirtis, ar kaip tai atrodys. Tai vat kaip tai atrodė prieš ten 10 metų technologijos, tai jo, kodas buvo brangus, kodas buvo auksas, kodas dabar yra atpigęs ir mes visi iš esmės rašom kodą. Ir mes judam prie tokios situacijos, to vadinamo liquid software, jeigu neklystu toks terminas, kad mes tiesiog pasirašysim, ten AI-us paprašysim vieno ar kito dalyko, bus parašytas tam kartui kodas, kurio reikia. Jis paranins tą aplikaciją, mes sakysim, liuks, tu ten man radai pigesnę prekę barborai užsakyt ir įdėjai automatiškai į krepšelį tada, kai jį atsirado, nes jos dabar nėra. Puiku, šitą kodą galima atidėti ir viskas. Tas kodas jis atėjo, pabuvo, dingo ir viskas. Ir jo, mes po truputėlį ateinam į tokią situaciją, kada tu tiesiog klausi ir dirbtinis intelektas savo nuožiūrą rašosi kodą, jį išmeta, jį keičia. Tai pokyčiai tokie. Įdomus laikai, ar ne? Ir netgi ne vien deve atsiranda tas tarpas tarp jaunosios kartos ir vyresnės. Taip. Apskritai, tavo YouTube thumbnails, ar ne, kur dirbtinis intelektas atims darbus ir visiškai pakeis darbo vietas, kas turbūt ir bus taip, jeigu bus netikslingai naudojamas technologija ir inovacijos, man rodos. Tai vėlgi, edukacija, kalbant apie edukaciją, ar ne, kaip manai, ar mes spėjame edukuoti visuomenę su tokiu greičiu ir sparčiu technologijų pokyčiu, kad jie integruotųsi greičiau? Aš sakyčiau, kad taip, nes jeigu turim skaičius, kad OpenAI dabar, ChatGPT naudoja ten link 1,5 milijardo žmonių ten per savaitę ir per mėnesį, ar kokie ten jų MAU ar weekly aktyvūs useriai, tai yra didžiuliai kiekiai. Tai reiškia, žmonės naudoja. Tai yra kitas edukacinis aspektas. Tai, gali naudoti, sakydamas, tai koks oras šiandien Vilniui, tai yra viena. Ką šiandien pietums? Jo, ką šiandien pietums ir beje visai neblogai atsakys. Nors yra man kažkada siūlė sriubą su druska tik pasidaryti ir nieko daugiau. Tai yra viena, kai dalis žmonių naudoja tiesiog kaip search engine. Bet tai yra gerai, nes tu jau turi šiokį tokį interfeisą į tai. Aš įtariu, jog elektroninio pašto adoptionas buvo lėtesnis. Nes šiaip interneto gal tiek žmonių tuo metu net neturėjo, kiek dabar yra ChatGPT vartotojai ten po 2-3 metų, po 3 metų nuo pirmo ChatGPT išleidimo. Tai tas adoptionas jisai egzistuoja ir yra. Ar jis pakankamai greitas? Nežinau. Technologija pati vystosi neįtikėtinai greitai. Ten vis dar puikiai atitinka vystimasis tą geometrinę progresiją. Nežinau tiksliai, koks ten vardas, Moore's Law, jei neklystu. Tai technologija tiesiog kyla aukštyn ir nesustoja. Bet technologija yra viena ir yra tas adoptionas žmonių. Ir mes kaip žmonės mes truputėlį lėčiau judam. Tai visada yra ten ta bell curve, kur yra tie inovatoriai, kuriem ten gali nieks neveikti, bet jiems tiesiog žiauriai įdomu, ten 0,2% ar kiek, ten tiesiog duok man naujausią. Tai yra tie early adopteriai ir ten jau to laggards. Tai aš manyčiau, mes nesam jau į tą, mes esam dar į kylantį. Dar vis dar kylam, žodžiu, jau nebe... Pačioje pradžioje, tačiau jau... Bet tie, kam yra įdomu, aktualu, kas ten nėra absoliučiai nesusidūrę su technologijom ir iš tiesų, turi bent kiek smalsumo savyje, jie jau yra pajautę, palietę ir ganėtinai aktyviai naudojasi. Tai aš manau viskas, ten adoptionas jau yra įvykęs, o kiek gerai mes tai jau naudojam, tai kitas klausimas. Ir tada be abejo, tai edukacija išėjo. Kaip čia naudoti ir taip toliau. Tai, čia kitas klausimas. Čia jau kitas klausimas ir man rodos, čia kita tematika būtų visiškai ilgesniam pokalbiu, kaip turėtų visa edukacinė sistema keistis ir čia yra labai svarbus irgi dalykas. Teko prisiliesti prie to, nes mes esam paleidę programą AI karta,
Aha. Mes iš esmės mokykloms, mokytojams atiduodam iki mokslo metų pabaigos Nexusą for free. Jie ten gali naudot, kviestis kitus mokytojus ir daryti, ką tik tai nori. Šiaip yra labai įdomu matyti skaičius, kokios mokyklos ten daugmaž veikia, matai ten, pikas, ten milijonai tokenų važiuoja, galvoja, okei, iš jau kažką, jau veikėt kažką gero. Tai be abejo, visų pirma, mes mokytojus turim supažindinti su tuo, kad čia ne vien tik bijot reikia, lygiai taip pat tada kažką su mokiniais reikia daryti irgi, bet vėlgi, manau, tai prasideda nuo mokytojų, nes jeigu naratyvas ir mintis bus tokia, kad aš tau daviau užduotį ir man reikia tavo atsakymų, tai su jum tai padaryti yra žiauriai paprasta. Įdedi užduotis, gauni atsakymą, nuneši mokytojai, 5 minutės, laisvas, galėjai žaisti. Bet jeigu pati švietimo sistema truputėlį save kreipia į tai, kad atsakymas iš savęs nebėra tikslas, procesas, kelias ir panašiai yra tikslas, tada ir to dirbtinio intelekto nereikia bijoti, nes taip gerai, kaip jis išaiškina dalykus, fundamentus ir ten explain me like I'm 5, tada sakai, aš vis tiek nesuprantu, explain me like I'm 3, ir jis ten to bando dar kvailiau tai aiškinti. Nėra geresnio, kol kas man neteko susidurti ir man pačiam biškai gaila, aš kai Unikė mokiausi, aš labai smarkiai buvo kurių dalykų nesupratau, aš tos pagalbos taip ir negavau, ten pasigūglini ką nors, bet ten vis tiek viskas sudėtinga. Tai taip, kad turėtum tokį savo asistentą, kuris tau padeda mokytis, tai aš manau, tai yra auksinė galimybė dabar visiems mokiniam ir nereikia to bijoti ir jie tikrai naudojasi. Tai jeigu švietimo sistema reikalaus tik atsakymų, jie atsakymus tikrai turės. Ir tada lieka klausimas, bet ar to pakaks? Tai greičiausiai nepakaks. Tai čia didelis dalykas. O dabar kalbant apie atsakymus, procesus, tai dirbtinis intelektas niekur nedings, jisai toliau mums padės vystyti modernį visuomenę, nežinau, keis darbo struktūras ar ne. Kaip tau atrodo, kokie įgūdžiai bus reikalingi ateityje dar labiau negu dabar? Oi, tai santechnikai, elektrikai, šitie. Tai be abejo, rankų įgūdžiai ir ką mes rankomis darom, tai dar bus aktualu, manau, labai ilgai, nes visgi ta robotinė dalis neseka taip greitai. Nors irgi visai greitai juda, bet tačiau žmonės ten netgi labai logiškai galvodami, jie ten bando rinktis jau tas crafts. Rankų darbą jau, kad kur žmonės mes būsime naudingi, reikalingi, tai bus kažkokie rankomis atliekami darbai. Bet net ir šituos atidedant į šoną, tai ta sistema ir ta technologija bus, jinai niekur nedings. Tai čia kaip koks internetas, tai tiesiog reikia prie to prisitaikyti, labai gausiai jį naudoti savo naudai ir tiesiog vis tiek būt kritiniu, nes jeigu plikai imsi tiesiog, kad tau atsakė, tai reiškia, tavęs nereikia grandinėje. Jeigu tu tiesiog esi, tai aš išsikopijuosiu ir įsidėsiu ir viskas. Tai reiškia, tu nesi reikalingas grandinėje, bet jeigu tu naudoji dirbtinį intelektą kaip asistentą, tokį kaip sparingo partnerį, su kuriuo idėjas pasitikrini, pasilaviruoji, pasisimuliuoji situacijų ir panašiai, tai reiškia vis tiek dar vadžias turi savo rankose, išnaudoji pilnai tą įrankį, kuris yra viso labo įrankis, jam šiaip dėkoti nebūtina, nors mes labai mėgstam sužmoginti jį, tai ten nieko skolingas nesi jam, tai tiesiog naudot kaip įrankį. Ir kol mes naudosim jį kaip įrankį, tai bus tiesiog kompiuterio klaviatūra, plaktukas, automobilis ar bet kas kitas. Kas pakeitė visuomenės, be abejo, bet mes likom, čia vis dar mūsų reikia. Čia ir dabar. Jo. Mūsų visi šitie softiniai įgūdžiai komunikaciniai, jie niekur kaip ir nedings, jeigu neužsidarysim už ekranų. Kaip jaunoji karta mėgsta tai padaryti, tai tikėkime, kad tai nebus paternas kažkoks. Mikai, mes jau artėjame prie pabaigos mūsų pokalbio. Kaip manai, kokia būtų tavo paskutinė žinutė mūsų klausytėms, kurie šiandieną su mumis labai domisi
technologijomis ir ypatingai dirbtiniu intelektu ir nori įdarbinti inovacijas ir technologijas savo įmonėse. Tai visų pirma, iš žmogiškosios pusės, kiekvienas kaip asmuo, kuriam įdomu, tai negaliu pasiūlyti nieko geresnio, kaip tiesiog išbandyti. Ir gal irgi iš tos pusės tiesiog nepagailėti truputėlį pinigų ir geriau nueiti ne į mokymus, nes informacijos apstu, bet tiesiog pasimti dar vieną subscription. Pasimti Google subscription, pasimti Nexus subscription, pasimti kažkokią kitą įrankio subscription ir prasimaigyti į tą vieną mėnesiuką ar panašiai, suprast, kaip tai veikia. Tai visų pirma, nuo asmens lygio reikia testuoti. Tai yra eksperimentų būdu visgi išmokstamas dalykas. Ir mokymai yra puiku, teorija yra puiku, bet teorija turi būti pririšta labai smarkiai pakreipta į praktinę pusę. Tai yra tiek lengvai prieinamas dalykas, kad tiesiog reikia imti ir daryti. Tada į įmonės kaip tai atnešti, tai ir mūsų kokie siūlymai būna ir jie nėra tiesiog iš oro ištraukti, ten MIT studijas ir panašiai, kurios ten skambiais pavadinimais tyrė, jog 95% pilotų AI-us tiesiog miršta kompanijose. Bet tada jie pažiūrėjo, tai ką tie 5% gero padaro, kur nemiršta. Ir tiesiog visiems, kas bando pritaikyti dabar dirbtinį intelektą, įsivardinti vieną izoliuotą vietą, vieną izoliuotą užduotį, kurią įmanoma papasakot kitam žmogui. Vat ką aš darau. Ten, jeigu yra kažkoks labai smarkiai kūrybinis darbas, mes ten darom market researchą, ten žiūrim tą, dar einame parduotuvę pasitikrinti. Šitą greičiausiai nepavyks, jums dabar imti ir padaryti. Bet jeigu tavo užduotis yra ten, nežinau, tu paimi šaltinį A, jį šiek tiek, ten, nežinau, performuoji, perrašai, padarai sekantį žingsnį ir su tuo rezultatu, nežinau, kuri reklaminės kampanijas ar tiesiog rašai tekstus reklamams. Jeigu tu tai kažką sugebi nusakyti žodžiais, kurie turi ganėtinai aiškias ribas, tai yra geras kandidatas pirmam pilotui. Ir tai greičiausiai turėtų būti labai siauras dalykas pasidaryti pirmą pilotą, kur per vidurį kažkur bus dirbtinis intelektas. Ir tada neįvykus tragedijai, žiūri, kad veikia, tada tu plėti ribas. Mes dar tikrai nesam toj vietoj, kur ten gali atiduoti visą darbą nuo A iki Z dirbtiniam intelektui, ten tos agentic systems, kur tiesiog sakai, man reikia padidinti pajamas ir jis ten... Didina pajamas. Ir jis veikia kažką. Tai čia yra tokia utopinė mintis ir utopinė idėja, kad tai bus. Yra pavyzdžių ir praktinių, kada tai vyksta, bet jie tokie, visgi eksperimentiniai. Bet jeigu tu gali pasakyti, okei, man reikia padaryti A, B, C, su šiokia tokia kūryba per vidurį, tai yra puikus kandidatas. Tai siūlau pradėti labai siaurai, visų pirma, išsinagrinėti patiem, pradėti labai siaurai ir po to gilint ir daryti daugiau. Ir greičiausiai jokių būdų nebandyti užmest, va dabar mes darysim dirbtinį intelektą ir priimsim tą dirbtinį intelektą visur ir ten užmėtą kaip paklodę ant visos įmonės ir visi privalo kažką daryti. Sugirdėjęs, kad Aukijarą kiekvienas privalo susigalvoti su dirbtinio intelekto tematika. Toks gal ir gausis, bet toks net neskamba organiškai. Tai siūlau daryti organiškiau. Puikiai, Mikai, labai gerai, tu čia uždarėjai mūsų pokalbį. Tai mėlyjeji, su mumis buvo šiandieną Mikas Stankevičius iš Nexus AI. Na ir ką, turbūt nebandykime iš karto užšokti ant dramblio, po truputėlį mažais žingsniukais, bandykime, testuokime, nebijokime, įsigykime ten tą subscriptioną vadinamai ir patys įsitikinkime, kaip tai gali mums padėti vystyti verslus ir automatizuoti savo kai kurius procesus. Ir nepamirškime, kad tai yra mūsų partneris, o ne kažkas, kas už mus galvoja. Tai netiduokime savo mąstymo dirbtiniam intelektui. Ačiū labai, su jumis buvo Next News ir Mikas Stankevičius ir iki kitų kartų.